beveik 6 000 kartų. Tai yra 17% daugiau nei ankstesniais metais. Dažniausiai kreipiasi dėl įsigytos netinkamos kokybės elektrotechnikos, avalynės, baldų, drabužių, rankinių, asmens higienos bei kosmetikos gaminių, transporto priemonių, itin sudėtinių dalių, taip pat laikrodžių. Ypač padaugėjo vartotojų pranešimų dėl nekokybiškos avalynės. Mažiau vartotojų prašo nutraukti laisvalaikio srityje. Dažniausiai kreipiasi dėl neįprastų. Lietuvos bankas siūlo kaip reformuoti pensijų sistemą. Ekspertai siūlo, kad naujas semestras tikrintų ne tik kaupimas fonduose, bet ir pensininkų išlaikymas darbo rinkoje. Pasakoja Simona Galerytė. Lietuvos pensininkų laukia niūri ateitis. Po 20 metų 40% susitrauks dirbančiųjų skaičius, mažės įmokos, augs išmokos, todėl pensijos sumažės, o pensininkai skurs. Todėl Lietuvos bankas pateikė pasiūlymus, kaip turėtų būti reformuojama pensijų sistema. Jie siūlo įteisinti virtualias asmeninės sąskaitas, kuriuose matytųsi paties žmogaus sumokėtos įmokos ir išmokos senatvėje. Taip pat skatinti kaupimą fonduose. Banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas sako, kad būtina surasti būdus, kurie skatintų senjorus ilgiau dirbti. Tokias priemonės ekonomistai vertina skeptiškai. Vilniaus universiteto docentė Birutė Visokavičienė sako, kad priemonės gal adekvačios, tačiau socialinių problemų neįsprendžia. Pensininkai galės dirbti dalį dienos, tai aš sakau gerai, bet tas nesprendžia problemos niekaip, nes darbo vietų. Kodėl bėga emigruoja žmonės? Lietuvos banko priemonės esą ne tik padidintų pensijas, bet ir sumažintų šešėlį. Kiek konkrečiai, kol kas neskaičiuota. Čia Simona Kvederytė. Turkijos prezidentas Redžepas Tayyipas Erdoganas, tikėdamasis pagerinti įtemptus dvišalius santykius, Baltuosiuose rūmuose šiandien susitinka su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Didžiausia įtampa šalių santykiuose kelia Sirijos klausimas ir tai, kad Jungtinėse valstijose gyvena didžiausias Turkijos prezidento politinis priešas, pamokslininkas Fethullah Gülenas. Vadovų susitikimas įvyks Erdoganui neseniai laimėjus